Pažiūrim, ką tu nori perduoti tavo ateities versiją. Pradžiai išsirink vieną iš kristalų ir pagal jį gausi žinutę. Jeigu pasirinkai pirmąją, žinutė būrimas jau yra keltas. Mano profilyje bus video prieš šitą, o jeigu pasirinkai antrąjį kristalą, lik su manimi. Užduosim kortom kelis klausimus, į kuriuos atsakys tavo ateities versija. Pirmasis, kuo tavimi nusivylė tavo ateities versija? Kuo nusivylė? Nusivylė jūsų perdėtų leidimų savo ilsėtis ir užsibūti tame gijimo procese. Taip, yra tam tikras laikas, kuomet yra būtina atsitraukti nuo išorės šurmulio, kada reikia galbūt leisti kūnui ilgiau pailsėti, galbūt netgi išvykti atostogų, mentališkai atsiriboti, bet pagal laikotarpį tai turėtų užsitęsti ne ilgiau kaip 4 savaitės, apie 1 mėnuo. Jeigu jūs perdėtai ilgai leidžiat savo būti tokioje pozicijoje, tai gali pradėti veikti neigiamai ir nuvesti į tam tikrą aukos vaidmenį. Rasit dar daugiau negatyvo, jeigu į tai susitelksit ir vis savo kartosit, kad dar nepalsėjau, dar ne viskas išgydyta. Neieškokit dar daugiau problemų. Jeigu niekas šiuo metu neiškyla, tai nebandykit kažkaip tai priverstinai atsiminti kažkokių tai traumų, nes tai gali tapti tokiu nesibaigiančiu ciklu. Kuo jumis didžiuojasi jūsų ateities versija? Ne kalavijų tūzas, o kalavijų pažas. Tai yra apie gebėjimą mokytis, leidimą savo būti mokiniu, pradedančiuoju. Yra toks labai graži energija, kada mes tik tai įeinam į visiškai naują sritį, sferą, kada mes esam itin žingeidūs, mes leidžiam savo tikėti, viltis, leidžiam prisižadėti ir mes aklai, bet labai tyrai tikim, kad iš to išaugs kažkas įspūdingo. Tai gali būti apie komunikaciją, tai gali būti apie tiesos tam tikrą išsakymą, apie kursų mokslų pradėjimą. Ir paskutinė žinutė iš jūsų ateities versijos, ko gali tikėtis artimiausiu metu. 10 taurių. Kai kuriems iš jūsų tai yra apie šeimos pagausėjimą, kitiems tiesiog apie emocinę pilnatvę, apie susitelkimą į šeimą, galbūt atrasit atramą artimuose žmonėse, kuriuos tarsi buvot užmiršę arba manėt, kad jie nėra tokie emociškai jums atviri. Nebijokit kalbėti apie savo sunkumus, tikrai rasit palaikymą, rasit daug bendrą. Tai gali būti raginimas susitelkti į ilgalaikius tikslus, galbūt pradėti ar tęsti tam tikrą šeimos verslą, puoselėti tradicijas, skirkit laiko pabūti kokybiškai su šeima, pasvarstykit, ką galit perduoti ateities kartoms.